Na, sveiki, kaip gyvenate? Čia Kotaro. Na, šiandien sausio 15 diena, dabar Japonijoje 1 valanda nakties, na ryto. Arba, na, nakties teikam. Ir, na, būtent tik neseniai Instagrame, nu, aš mačiau vieną story, na, istoriją kažko. Kas įkėlė tą nuotrauką? Na, būtent kažkas įkėlė nuotrauką Instagramo istorijoje ir tai rodė, kad galbūt trys agurkai, na, trumpavaisiai agurkai kainuoja 6 eurai Lietuvoje ir būtent jį nustebo dėl kainos, kad taip daug. Nu, ir, nu, po to, nu, aš truputį dėl to susidomėjau kainą Lietuvoje ir, na, truputį patikrino internete ir, nu, radau kelius straipsnius, kuriuose rašoma apie agurkų kainą, kad Lietuvoje, na, ne Lietuvoje, na, galbūt arba Lietuvoje. Na, trumpavaisiai agurkai kainuoja truputį daugiau arba labai daugiau, nu, nei įprastai. Ypač, na, buvo straipsniai apie agurkus Lidl parduotuvėje. Ir tam kainuoja agurkai 10 eurų už kilogramą. Nu, 10 eurų. Na, bet kilogramas, ne? Na, nežinau, ar tai, na, daug, bet galbūt jo daug. Ir, jo. Na, būtent rašoma, kad tai, na, agurkai ten yra, na, tam brangus dėl to, kad, na, oro sąlygos buvo blogos ir, na, buvo, na, šalta, vėjinga vasara ir dar buvo sausa vasara buvo. Dėl to, na, blogai augo, nu, trumpavaisių agurkai. Na, nežinau, ar ilgavaisių agurkų kainos tai, nu, skirtingos, na, nežinau apie tai. Jo, na, tai man buvo truputį įdomu. Na, įprastai aš neperku jokių daržovių būdamas Lietuvoje, nes įprastai, kai esu Lietuvoje, tai visada apsistoju, na, dažniausiai apsistoju viešbutyje arba hosteliuose, tada negaminu įprastai. Aš perku, na, kažkokį maistą parduotuvėje arba, na, kažkokį rinkinį, maisto rinkinį. Ir arba valgau restoranuose, kavinėse ir taip toliau, todėl aš visai ten negaminu, todėl aš nežinau įprastai kainos Lietuvoje, daržovių kainos Lietuvoje. Na, jo, vaisius tai kartais perku, bet neprisimenu kažkodėl. Na, bet jo, nežinau. Ir, na, todėl ką? Na, būtent šitą progą aš šiandien kalbėsiu apie kainas Japonijoje, daržovių kainas Japonijoje. Na, dėl to, kad aš nežinau kainos Lietuvoje, tai aš negaliu lyginti, bet galite, nes žinote, na, gyvenate Lietuvoje, arba negyvenate, nežinau, iš kur jūs, nes aš žinau, kad mano žiūrovai tai iš įvairių šalių, na, bet dauguma vis tiek yra iš Lietuvos, tai galite lyginti su, nu, kaina. Na, jeigu esate kitose šalyse, tai irgi galite lyginti. Na, pirmiausiai, nu, būtent aš ėjau į parduotuvę ir, nu, padariau būtent nuotraukas
Todėl, galite matyti, kiek kainuoja Japonijos parduotuvės. Bet žinoma, tai priklauso nuo parduotuvių arba ypač nuo regionų. Pavyzdžiui, kainos Osakoje. Esu Osakoje, todėl aš padariau tas nuotraukas Osakos parduotuvėje. Kainos Osakoje ir Tokijuje arba tuose mažos miestuose tai skiriasi, žinoma. Ypač Tokijuje tai dar brangiau. Bet iš tikrųjų daug neskiriasi su Tokijumi. Bet jeigu vyksite mažesnius miestus Japonijoje, tada kainos tai, provincijose, tai kainos tai dar mažesnės. Bet daug neskiriasi, nelabai. Todėl, galima sakyti, kad tai apskritai, taip kainuoja, tiek kainuoja Japonijoje. Gerai. Pirmiausiai, agurkai. Bet Japonijoje iš tikrųjų, kiek prisimenu, aš galbūt niekada nemačiau trumpavaisių agurkų Japonijoje, kiek prisimenu, apskritai galbūt nėra populiarūs, neaugina. Galbūt. Nežinau, kur nors galbūt augina, bet aš nežinau iš tikrųjų. Tai Japonijoje apskritai, kai sakome apie agurkus, tai prastai ilgavaisiai agurkai būtent. Ir o čia turi būti kažkur nuotrauka. Jeigu nepamiršiu, kai montuosiu, tai čia agurkai taip atrodo. Būtent, kai buvau tada parduotuvėje, buvo išpardavimas. Todėl, tiksliai negalima lyginti, bet daug neskiriasi, kiek prisimenu. Agurkai. Čia rašoma, kad vienas agurkas tai kainuoja 74 eurai. Tai su mokesčiu. Ir tai, todėl tai yra 46 centai. Tai labai pigu. Ir 3 agurkai kainuoja 195 jenai. Tai todėl vienas 21 euras. 1,21. Todėl tai labai pigu, ar ne? Aš manau, kad tai net pigiau nei Lietuvoje, bet nežinau. Kaip manote, ar tai pigu arba normalu? Aš manau, kad nebus brangu. Galbūt. 3 agurkai taip tiek kainuoja. Labai pigu. 1 euras beveik. Ir kaip manote apie agurkus Japonijoje? Ar jums skaniai atrodo? Ar skiriasi? Ar kažkas skiriasi, nežinau. Ir po to... Atsiprašau, aš lietuviškai pamiršau žodžio, todėl dabar tikrinu. Morka. Morkos. Čia yra morkos nuotraukas. Tai buvo irgi išpardavimas. Todėl, bet aš manau, kad irgi nedaug neskiriasi. Tai čia rašoma, kad 3 morkos kainuoja 150 jenų. Todėl tai... 93 centai. Tai labai pigu, ar ne? Aš manau, kad tai labai pigu. Ir šitos morkos gražiai atrodo, skaniai atrodo. Ir po to čia yra bulvės yra. Pas mus parduodama
parduodamos įvairių rūšių bulvės ir čia būtent yra įvairios bulvės yra čia, bet aš nežinau lietuviškai kaip vadinasi. Čia, būtent mes įprastai perkam, kaip sakyti, įprastai, kai Japonijoje parduoda daržoves arba vaisius, tai tada, daržovės vaisiai įprastai yra maišelyje, kaip matote nuotraukoje, bet Lietuvoje apskritai, Europoje tam dėl svorio, parduoda, bet Japonijoje beveik niekada parduodama dėl svorio, visada dėl skaičiaus. Todėl, aš manau, kad europiečiams, kai, pirks kažkokias daržoves arba, vaisius, tai truputį sunkiau galbūt, sudėtinga, nežinau, nes nežinote, kiek jiems reikia pirkti. Bet man tai normalu ir kai, pirmą kartą pirkau daržoves vaisius Europoje, tai aš nesupratau, kaip galima pirkti vaisius ir daržoves. Ir, pradžioje aš nešiau daržoves ar, pavyzdžiui, agurkus į kasą ir tada kasininkė, sako, kad reikia, kaip sakyti, lietuviškai, atsiprašau, žodžio pamiršau. Apie veiksmažodį, tai aš nežinau. Sverti, reikia sverti. Taip sakė ir man reikėjo sugrįžti į vietą ten, kur yra agurkai ir taip toliau. Man labai sudėtinga ir truputį, pradžioje nebuvo lengva. Kartais aš dar turiu problemą kartais, bet, toks skirtumas būtent yra. Ir čia, rodo bulves maišeliuose. Ir nežinau, kiek yra bulves. Kiek yra bulvių maišelyje, nerašoma. Bet man atrodo, kad yra įvairio dydžio bulves, galbūt 5 arba 6, įprastai 5 arba 6 bulves viename maišelyje. Ir tai kainuoja 387 jenai, todėl tai 2,39 eurai. Aš manau, kad Lietuvoje dar daug pigiau apie bulves. Kiek prisimenu, 1 kilogramas tai, kainuoja net mažiau nei 2 eurai, ar ne? Neprisimenu, bet kiek prisimenu Lietuvoje 1 kilogramas tai buvo labai pigu. Jo, tikrai. Todėl aš manau, kad visos bulves Japonijoje yra labai brangios jums. O čia dėl skaičiaus būtent parduodama šalia ir viena bulvė kainuoja 74 eurai. Nežinau, man tai normalu, nebrangu, bet aš manau, kad jums viena bulvė dar daug mažiau kainuoja, arba beveik nėra kainos galbūt.
jums visos bulvės Japonijoje, aš manau, kad labai brangios. Ir... O dar čia yra būtent pigesnės bulvės. Viena maišelyje. Nu, nežinau, kiek yra. Galbūt 4 arba 5 bulvės ir kainuoja 279 jenų. Tai todėl kiek 1,72 eurai. Nu, taip, tiek kainuoja Japonijoje. Ir kita nuotrauka, tai svogūnai. Svogūnai irgi dažniausiai yra maišelyje arba dėl skaičiaus parduodama. Ir čia yra viename maišelyje, kiek yra, galbūt 4, galbūt. Ir kainuoja 387 jenai. Todėl tai kainuoja 2,39 eurai. Nu, nežinau. Ar tai brangu ar ne, nežinau. Aš manau, kad tai normalu. Na, Lietuvoje nežinau kiek. Ir dėl skaičiaus tai irgi kainuoja 74 jenai. Na, todėl. Normalu, ar ne? Ir kita nuotrauka. Čia yra pomidorai. Ir pomidorai. Čia vienoje dėžutėje yra 5 pomidorai ir tai kainuoja 495 jenai. Todėl tai kainuoja 3 eurai. 3. Na, truputį brangiau nei kitos daržovės. O, ir kita nuotrauka, tai apie kopūstą. O būtent neseniai tai yra karšta žinia, kad Japonijoje kopūstai yra labai brangus. Na, čia šitoje nuotraukoje rodo, kad vienas kopūstas kainuoja 530 jenai. Todėl tai 538, ne? Todėl tai 3,33 eurai. Nežinau, tai galbūt truputį brangu jums. Na, bet tai dar geriau. Na, vis tiek jo, tai brangiau nei įprastai, taip sakoma. Na, žiniose, naujienuose, na, būtent aš skaičiau, kad tai 2 arba 3 kartus daugiau nei įprastai, na, brangiau nei įprastai, na, nes vienas kopūstas įprastai kainuoja 100 kažkur 140 jenų, todėl tai kiek, na, pavyzdžiui, jeigu tai kainuoja 150 jenų, tai tada 90 centai. Ir rašoma, kad tai normalu. Normalu Japonijoje vienas kopūstas taip kainuoja, tiek kainuoja. Bet, nu dabar Osakos parduotuvėje, vienoje Osakos parduotuvėje kainuoja 530, todėl, jo, 3 eurai kainuoja maždaug. Bet aš mačiau X-e, na, buvusiame Twittere, kad kitame mieste, galbūt aplink Tokiją, galbūt, vienas kopūstas kainuoja 1000 jenų, 1000, todėl tai 6 eurai. Tai labai brangu, ar ne? Labai. Vienas kopūstas. Aš nepirkčiau tikrai. Na, ir jo, sakoma, kad praėjusiais metais oro sąlygos buvo labai blogos kopūstams, todėl, na, augo tik maži kopūstai. Na,
įprasti kopūstai, dar truputį turėjo būti, didesni, bet praėjusiais metais augo tik mažesni kopūstai ir dėl to mažai, būtent parduodama ir dėl to kainos yra padidėjo ir jo, kai kuriuose vietose dėl to kainuoja net apie 1000 jenų, 6 eurai. Sakoma, kad praėjusių metų vasara buvo per karšta ir žemė dar buvo labai mažai lietaus, dėl to oro sąlygos buvo labai blogos kopūstams. Taip rašoma buvo, taip parašyta žiniose. Jo, kopūstai dabar Japonijoje brangus labai. Ir šioje nuotraukoje, dar šalia būtent yra pusė kopūsto, kaip sakyti, kopūsto pusė. Aš nežinau kaip lietuviškai, bet yra, kaip sakyti, pusė paprastai. Ir tada kainuoja 279 jenų, todėl tai jenai arba jenų. Nežinau, 279 galbūt jenai, nežinau. Tada kainuoja 1,72 eurai. Nežinau, ar tai brangu, galbūt brangu. Ir dar parduodama mažesnis kopūstas. Lietuviškai nežinau kaip sakyti. Pamiršau paprastai. 1,4. Bet sprantate galbūt. Ir taip tada 150 jenų. Anksčiau, įprastai kopūstai, vienas kopūstas kainavo 140 jenų, bet dabar, tokio dydžio kopūstas, tokio galbūt dar mažesnis. Tokio dydžio kopūstas kainuoja 150 jenų, todėl tai yra 90 centų. Dabar tai kopūsto krizė Japonijoje. Ir po to, čia yra nuotraukoje yra grybo rinkinys. Grybų rinkinys. Ir, apie rūšis aš nežinau. Ar Lietuvoje yra tokio rūšio grybai, nežinau. Iš tikrųjų, žodyne truputį aš patikrinu, kaip vadinasi šitie grybai lietuviškai, bet nėra. Nepasirodė todėl. Galbūt Lietuvoje nėra tokių grybų galbūt. Arba yra, nežinau. Ir grybų rinkinys kainuoja 322 eurai. Todėl tai yra beveik 2 eurai. Nežinau, ar tai normalu, pigu, brangu, nežinau, lietuviams kaip. Man tai viskas atrodo normaliai, iš tikrųjų. Ir čia yra kitas grybų rinkinys. Čia būtent pigiau. Ir tai kainuoja 214. Todėl 1,30 eurai. Pigu. Ir šalia būtent yra vienos rūšies
Nu, grybai. Japoniškai tai vadinasi eringi. Lietuviškai aš nežinau, ar yra. Ir tada tai kainuoja, na būtent tai yra galbūt 3 grybai dėžutėje ir kainuoja 171 jenas, todėl tai 1,6 eurai. O, pigu, ar ne? Ir čia dar yra daugiau grybų. Nu, pas mus yra daug. Aš manau, kad Lietuvoje dar daugiau galbūt. Ir čia japoniškai vadinasi shiitake. Ir tai čia irgi rinkinys. Nežinau, kiek yra galbūt 6 grybai dėžutėje ir kainuoja 279 jenai, tai 1,72 eurai. Ir šalia yra kitos rūšies grybai. Yra dar, kaip sakyti, ilgi ir visada aš pamiršau kažkokiu žodžiu. Plonas. Čia yra ploni grybai. Ir kainuoja 139 jenai. Todėl tai kainuoja 86 centai. Jo. Ar šitie grybai jums pažįstami? Kaip? Ar Lietuvoje yra? Nežinau. O, dar yra rinkinys, grybų rinkinys. Čia yra irgi shiitake, na lietuviškai atsiprašau, aš nežinau. Ir čia, nežinau kiek yra. 6-5 galbūt grybai maišelyje. Ir tai kainuoja 430. Tai 2,66 eurai. Na būtent, dar buvo, šitie grybai. Jo, dar dėžutėje yra. Nu, paskutinėje nuotraukoje aš parodžiau ir tada kainavo 279 jenai, todėl šitie grybai, na, tos pačios rūšies grybai, bet truputį daugiau truputį brangiau. Nežinau, koks skirtumas, galbūt kokybiški, galbūt, nežinau. Nu, atrodo gerai vis tiek. Nu, ir po to, ridikas čia yra. Na, aš manau, kad Lietuvoje nėra populiarūs ridikai šitos rūšies galbūt, ne? Na, kainuoja 214 jenų, tai 1,32 eurai. Ir šalia yra pusė, na, kainuoja 117 arba 128 jenai, todėl tai, na, maždaug 80 centų. Ir dar apačioje yra mažesnė ir tai kainuoja 63 jenai. Na, tai 40 centų. Jo, viskas apie daržoves. Na, būtent ta proga aš dar padariau nuotraukas, vaisių nuotraukas būtent, nes šalia buvo ir, na, kartais aš kalbėjau, kad Japonijoje pas mus obuoliai yra brangesni, daug brangesni nei Lietuvoje. Ir čia būtent yra obuolių nuotrauka ir nuotraukos ir rodo, kad vienas obuolis kainuoja 322 jenai. Oi, labai brangu tai.
todėl tai kainuoja 2 eurai. 2. Vienas obuolis 2 eurai kainuoja. Ir apačioje, jo, tas pats. Ta pati kaina būtent. Labai brangu. Ir šalia būtent yra rinkinys, obuolių rinkinys. Ir kainuoja 2 obuoliai kainuoja 646 jenai, na 4 eurai, arba apačioje yra, na irgi, na kitos rūšies obuoliai ir 2 obuoliai kainuoja 862 jenai. Oi, brangu. Tai kainuoja todėl 5 eurai 33 centai. Nu, labai brangu. Nu, kiek prisimenu, dar anksčiau buvo pigiau. Na, dar kainavo anksčiau 90 centų vienas obuolis. Kiek prisimenu, kažkada. Nu, kada tiek kainuoja, nežinau, labai brangu. Labai. Ir čia būtent dar brangesnis obuolių rinkinys 951 jenas, tai 6 eurai. Ojejku. Na, brangiausias tai net kainuoja 1491 jenas. Todėl... Ką? Na, labai brangu. Tai todėl kainuoja 9,22 eurai. 9? Na, tai yra beveik kilogramo agurkai Lidl parduotuvėje. Nu, labai brangu. Ir čia dar yra braškių nuotrauka. Na, braškės apskritai Japonijoje irgi labai brangios ir įprastai, nu, parduodamos žiemos metu. Na, Lietuvoje tai visai neįprastai. Na, bet Japonijoje dažnai braškės auginamos kambaryje. Na, kaip sakyti, lietuviškai nežinau. Na, kur šilta. Ir tam būtent įprastai auginamos žiemos metu. Todėl, na, žiemą, na, daugiausiai parduodamos braškės Japonijoje. Aš manau, kad sunku auginti braškės Japonijoje vasaros metu, nes vasara labai karšta, todėl galbūt dėl to Japonijoje pas mus žiemą mes auginam galbūt. Tada, na, tinkama temperatūra, jeigu kambaryje augina galbūt. Mano būtent močiutės irgi kažkada augino braškės, būtent. Yra ūkininkė. Na, kažkada buvo ūkininkė būtent. Ir čia rodo, kad braškių rinkinys kainuoja 1707 jenai. Todėl tai kainuoja 10,55 eurai. Oi, labai brangu. Na, bet nuo seno taip tiek kainuoja pas mus braškės. Arba čia yra kitas rinkinys braškių ir tai kainuoja 1383. Todėl tai 8,55 eurai. Wow. Brangu ar ne? Ir čia paskutinė nuotrauka. Čia yra šilauogė. Japonijoje šilauogė irgi labai brangu.
Na, matote, čia yra maža dėžutė. Maža dėžutė ir kainuoja 646 jenai. Todėl beveik 4 eurai. Labai maža dėžutė, ne? Nu, apskritai Japonijoje sunku valgyti, nes viskas brangu. Na, dar bananai. Japonijoje kažkada bananai buvo labai pigus. Na, 5 bananai kainavo 100 jenas, todėl tada kainavo maždaug 60 centų kažkada kainavo, bet nuo kažkokio laiko, na, bananų rinkinys, na, įprastai yra 5 arba 6, tai kainuoja maždaug 1,24 eurai. Nu, truputį man gaila ir dabar Japonijoje jau nebėra pigių vaisių. Apskritai nėra. Jo, tiek kainuoja Japonijoje daržovės arba vaisiai. Na, kaip manote, ar išgyventumėte Japonijoje? Nu, labai brangu viskas. Daržovės, vaisiai. Na, tai viskas šiandien, aš jau per ilgai kalbėjau. Tai viskas, iki. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!